Sveikos merginos. Šiandien tempimo pratimai, kita pamoka, bet mes iškart parašėm save taip, kad atsigultumėm šonu, leistumėm savo išlikti tiesiog, neišmesti pilvus, net gal sulenkti apatinę koją ir mūsų tempimas turi prasidėti pradžiai nuo judesio, o ne temptis. Mes ištempiam visą koją kaip balerinos. Neduokit taip, kad jinai būtų sulenkta. Mūsų tikslas nespausti pilvą, o tiesiog eiti kaip klubas ir stengtis atvesti koją atgal, piršti kaip balerinos. Tai yra labai svarbu, netiesinat čia kojos, o tiesiog stengiamės sulenktą koją eiti į save, iškvepiat, įkvepiat ir supraskit, kad kai mes einam labiau į priekį, bet nespaudžiam pilvo. Nespaudžiama taip. Tiesiog per kirkšnį judinam. Yra ką veikti, kai darom taisyklingai. Tai mūsų jausmų atsipalaiduoja. Mums ir yra svarbu pratempti visą kūną. Kiek išeina. Pirštų galai vėl nepamirštam. Ir iškvepiat, įkvepiat. Ir atveriam save, bet nekrentam atgal. Dabar eisim į kitą pusę sukt. Arčiau savęs. Iškvepiat, įkvepiat. Taip vėlgi liečia mūsų nugaros raumenis, kad jie atsipalaiduotų. Ir to labiau dirba mūsų kojas, tiesinam save, iškvepiam, įkvepiam, kraujotaka, vėnų varikozė, kvepuojat, iškvepiat, įkvepiat. Nedarom su koja nieko energingo, viskas turi būti švelniai, lėtai. Jeigu būsiu plaukuota, atsiprašau, bet kitaip neišeina. Ir vėl pirštais. Liekam šiek tiek sulenktam koją, dabar tiesinam šiek tiek į petį. Tiesinam žemiau, šiek tiek į petį, bet viską liekat per malonumą. Vėl čia stengiatės taip švelniai. Iškvepiam, kvepuojam. Kvepuojam. Iškvepiam. Dar iškvepiam. Iškvepiam ir paskutinis toksai. Liekam. Dabar mes galim eiti su koja į apačią. Iškvepiam, įkvepiam žemyn, aukštyn. Žemyn, aukštyn stengiamės, kad mūsų koja būtų aukštai ir netiesinkit per prievartą, bet jūsų tikslas ištiesinti. Visa sveikata yra tada, kada žmogus yra elastingas, turi raumenukų ir sausgyslės pratemptos, nesurakintas. Tai mes turim stengtis jausti, kur yra diskomfortas, po biškį save tiesinti. Pirštai kaip balerinos visada, norit, nenorit, bet turi tą daryti. Pasiliekam su koja, bet nebūkit labai aukštai, nes bus toks variantas. Jūsų tikslas ištiesinti koją. Pirštai save, nuo savęs labai stipriai laikykit su šitą ranką ir neleiskit savo būti su netiesiom kojom. Jeigu jūs darysit kaip papuola, jūsų tikslas 21 dienos tikrai nebus įgyvendintas. Todėl, kad per 21 dieną, jeigu mes atliekam sąžiningai, su tiesia koja, su tiesiais pirštais, kaip aš sakau, viską duoda rezultatą. Tai ne šiaip savo. Ir mes dirbam. Gerai, grįžtam. Tai dabar jau galim nueiti į kitą pusę, išsilyginti pradžiai, nuleisti alkūnę, sulenkti šitą koją, nekristi atgal, nei į priekį, pirštai kaip balerinos ir jūs stengiatės prie savęs kelių ir atgal sukam, 1 iškvepiam, 2 sukam priešai save ir nespaudžiam pilvukų, pilvas kaip guli vienoj vietoj, taip ir yra. Ir pilvas visada įtrauktas. Ne per stipriai ten, kad negalėtumėt judėti. Iškvepiat, įkvepiat. Ir įkvepiat per nosį, iškvepiat per burną. Tikrai savo galite tą leisti. Aš negaliu savo leisti, nes esu su jumis. Ir iškvėpti. Reikia priprasti. Irgi kvepuoti. Ir dar šiek tiek. Ir vėl grįžtam į kitą pusę, arčiau savęs, pirštai visada matot mano ištempti. Aš su kaklu nieko nedarau, aš visada žiūriu į vieną pusę. Aš vartau tik akis į jūsų pusę, į ekraną, bet ne galvą.
Ir stengiuosi pajausti ir svilimą klubuose, gal kažkur rakina, mažesnius atliekat, bet leiskit savo su kiekvienu kartu vis šiek tiek didesnę amplitudę, nes kitaip nebus. Iškvepiam, įkvepiam. Gerai, mūsų tikslas dabar eiti prie peties, ištiesinti koją. Vėl prie savęs ištiesinti. Kaip balerinos, iškvepiat, ištiesinat. Ir netgi visą kūną taip išstumėt per kaulą. Va čia yra jūsų klubai ir išstumkit, kaip stuburas nori išsitempti. Kaip balerinos. Savo kelias į petį, dabar kelias į mane. Kelias sukasi į petį, kelias į jūs. Kelias į petį ir dar įkvepiam, iškvepiam ir kvėpuojam. Sugalvoju iš karto, tai galvoju, kad pamiršiu pratimą. Gerai, mes grįžtam, atsiveriam ne čia, atsiveriam, kad žiūrėtų kelias į petį. Ir mes tiesia koją, ištiesinam, grįžtam. Jeigu pas jūs yra čia koja, svarbu, kad jūs neskaudėtų, galit šitoje vietoje. Ir mes turim iškvepiam, įkvepiam. Aš pritraukiu prie savęs kelią, kai einu čia, o čia šiek tiek atitraukiu, pritraukiu. Ir tiesinu, iškvepiam. Klubai dirba lygiai taip pat, sėdmenės, labai daug dalykų pradirbam, bet negalima tiesiog imti ir temptis iš karto. Prasitempsim toj, pasidėsim vienoje vietoje, iškvepiam, įkvepiam. Ir mes išlaikom koją arba čia, arba geriausia čia, bet svarbu tiesiai. Nesulenkta, žiūrit į veidrodį, taisotės. Pirštas į save, nuo savęs. Svarbu, kad čia viskas būtų įtraukta. Norit gražių kojų, kad nekabėtų oda ant kelių, ką reikėtų daryti? Klausyti, ką aš sakau, tiesinti kojas. Jeigu netiesinsit, šita oda kaba ir jinai nepasitaisys. Jūs galite įsigyti kojų iššūkį irgi jaustis labai gerai su jom, todėl kad tos kojas tampa labai gražios, dailios ir mes tempiam savo odą į viršų. Ir mes grįžtam. Dabar mes eisim ant nugaros, bet labai aukštai savęs netempsim. Mūsų tikslas ant pirštų galų, ne į vidų kojas, išskiest šiek tiek, nuleisti pečius ir mes vos viskas. Gražinot. Pakėliam, pažiūrėkit, iškėliam šiek tiek dubenį, ne pilvą, dubenį vos. Įtraukiam sėdmenis mintimis, stengiamės iškelti rankose pėdutes, vėl pastatyti, šiek tiek grįžti. Nereikia per aukštai, jeigu turi diastazę negalima, jeigu neturi diastazės ir šitas pratimas jums puikiai sekasi, mes galim atlikti pratimą į viršų, nuleisti pečius, gražinti slankstelis paskui slankstelį. Jeigu jūs jau šitą pratimą atlikot per kitas mano treniruotes ir viskas jums yra gerai, tai pralankstom savo stuburą iki galo. Bet visos kitos, nežinant, ar turi diastazę ar ne, jūsų tikslas iškelti pėdutės, pastatyti pirštukus, šiek tiek pajudėti nuo savęs tenai ir vėl grįžti, pakelti, vėl iškelti į sieną, ne į lubas ir vėl į sieną, ištempti į sieną, grįžti. Į sieną, grįžti ir dar kartą į sieną, grąžinam. Pasimsim vieną koją prie savęs, kitą tiesiant pirštų galų, keičiam koją. Iškvepiam, įkvepiam. Dubuo juda, tai reiškia mūsų juosmuo atsipalaiduoja. Jeigu jaučiam kažkur rakina, šiandien man tas ir atsitiko, dėl to atėjau filmuoti būtent šitą pamoką, o ne rankoms ir visam kūnui. Pagalvoju, kad noriu tempimo filmavimą. Iškvepiam. Grįžtam dar kartą. Grįžtat. Aš pasiimčiau dar klubus ir stengčiausi tiesiog pajudinti save kelius. Sukryžiuokit pėdutes vieną į kitą ir bandykit spausti kiek įmanoma, suprasti pratimą, jisai nėra toks labai
jausmingas, kad mes jaustumėm, kas ten veikia, bet kažkam gali būti ir pilas įtrauktas. Ir sukam, pasukam pirštus, kitaip sukryžiuojam, sukam vėlgi nuo savęs. Iškvepiam, įkvepiam ir dabar eisim šitiek prasitemsim ramioj būsenoj. Dabar jau mes šiai minutį galim sapleisti, nes mes jau pajudinam ir apšylom mūsų sausgyslės. Vėl status kampas, turit suprasti, kad mūsų status kampas tai yra pažastys liečia kelią. Jeigu jūs matot tokius variantus, jūsų tikslas per veidrodį pasitaisyti, kiek įmanoma. Ir mes turim toliau tą koją statyti. Ne čia kabėti ant tos kojos. Mūsų tikslas būti ten. Ir aš turiu ištempti koją į viršų, bet nebūti kupruotam. Jeigu jums sunku, jūs tiesiog būnat čia ir 1, 2. Nereikia tada atgal. Jeigu sunku, tai tiesiog žemyn aukštyn. Dabar atliekam visi žemyn aukštyn, ant pirštų galų gali būti. Gali ant delnų, gali ant kumščių. Žiūrit, kaip jūs ten galite, iškvepiat, kvėpuojat. Žemyn aukštyn dabar kabam. Visos kabam ir stengiamės kelių neliesti labai žemės, kūnas atgal. Atgal, judinam. Man tempiasi per kirkšnį. Jums gali būti dar labiau daugiau variantų, kai jūs visiškai, pavyzdžiui, mažai judat. Pradedat nuo lengvų variantų. YouTube'ose imat bet ką. Čia turit sistemingą darbą, dėl to turit įsimylėti, nesikūprinti, taisytis, galvas nekaba. Pabūvam. Šiek tiek pabūnam dar, kvėpuojat. Grįžom, sulenkiam tą koją, bet užpakalį nekeliam. Ištraukiam pėdą, pastatom. Ištraukiam, pastatom. Padirbam biškį su pėda. Į save nuo savęs. Į save nuo savęs. Į save. Į save. Į save. Į save, o dabar liekam tik į save, stengiamės dubenį kišti atgal, bet nesėsti, stumti rankomis save atgal, ištiesinti koją, kuri nori išklerti, jūs neleidžiat, jūsų pirštai turi žiūrėti į kelią, kiek išeina, tiek būnat, mūsų tikslas nesodinti užpakalį, o stumti dubenį šiek tiek atgal, bet nesukti į tą pusę save. Visas tikslas yra būti su tiesia koja. Ir dabar mes galim pajudėti. 1 numetėm į apačią, ne į priekį darom visą spaudimą, į apačią spaudimas. Kulnas. Čia irgi nedėkit pirštukų ant žemės, kai einam į priekį, bandykit neduoti apkrovos keliui. Atgal stumiam, grįžtam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam ir liksim dabar atgal, šiek tiek dar pabūsim. Taip pat mes ėjom savo stuburą per apatinės dalies tempimus, tai yra labai svarbu. Šituose treniruotėse jūs gausite pas mane ir su rolu. Roluotis reikia ir bus labai gera galimybė, kai jūs turėsit vieną savo mankštelę su rolu ir supratimą, ką mes turim roluoti, jeigu mums yra problema su užkalkėjusiais raumenim ir šiaip, jeigu jūs sėdit labai daug, nebūtinai sportuoti, kad roluotis. Tai mes einam atgal, kuo toliau status kampas, pamatėt kuprą, išsilyginat, neturi būti kupros, nes tai jūsų juosmens apkrova. Sulenkta koja, bet pakelta šiek tiek, aš nesakau būti aukščiau, jeigu norit būnat išsitiesinus, kas gali, jeigu nebūna žemiau. Ir stengiasi su kulnu stumti save atgal. Stumiam, pabūnam, taip iškvepiam, visas dėmesys tik atgal. Jokių į priekį. Jų veiksmų neturi būti, kad apkrauti kelią. Nereikia, pirštai turi būti išskleisti, jauskit, kad išskleidžiat, kiek išeina, ne suspaudžiat. Ir dabar mes šiek tiek galit iš viršaus į apačią pajudėti. Vėl bandot išlaikyti tiesą kūną. Tiesų kūną, kvėpuojat. Yra rytas, tai gali būti, kad šiek tiek ir šnekėti yra sunkiau rytais, tai dar reikia prasimušti su ta kalba.
ir sulenkiam. Dabar mes su pėda dirbam, pakeliam, gražinam, pakeliam stipriai per čiurną, iškvepiam, grįžom, iškvepiam. Tikrai labai daug žmonių negali valdyti pėdos nuo to, kad vėlgi sėslus darbas, visada batuose ir tai yra didelė problema. Ne veltui yra pėdų masažai taškiniai, yra pėdų mankštos, tai jums čia yra puikia galimybė sutvarkyti ir pėdutes kiek įmanoma savo sveikatą pagerinti. Ir dabar iškėliam, einam atgal su dubeniu, stumiam save ir su rankom dar einam šiek tiek atgal ir pabūkit. Iškvepia, tik bandot neiškristi su koja, jinai turi stabiliai spausti kulnų žemę, stumti dubenį atgal, tiesinti, nebūkit tokias. Pradžiai galbūt ir būsit su kreiva koja, bet jūsų tikslas vis tiek yra šiek tiek į apačią. Kvepuojat. Ir dabar judam. Nededam pirštų iki galo ir aš stengiuosi tempti savo koją ir čia spaudžiu, kad vidinis eitų į apačią. Einu vėl ore, vėl į apačią. Po 21 dienos tikrai turit pasijausti lengvumą. Dabar parodysiu, vėl priminsiu tą pratimą, kur mes galim užfiksuoti lipdukais, kaip mes pradėjom ir kaip mes prasitempėm, nors toj vietoj pamatyti mūsų pokyčius. Ir dar kartą ir pabūsim. Na ir pabūsim. Jeigu jūsų kilimas yra šiek tiek per plonas, visada reikia paimti rankšluostį, tada keliai neturi skaudėti. Iškvepiat, įkvepiat ir pirštas į save labai stipriai. Šiai dienai mums tikrai užtenka ir mes turim padėti savo užpakalį arčiau sienos kažkokios. Jūsų tikslas pradžioje ir turėjo būti toks, kad jūs turėtumėte man nufotografuoti. Reiškia taip, jeigu jūs bijot tiesinti, pradžiai būna šiek tiek sulenktom, bet mūsų tikslas tiesias kojas, pirštai į save ir gulėti. Tada galit lipduką pakabinti arba nupiešti, aišku, čia sienos negadinsim. Ant kiek jūsų dvi kojas yra vienodami lygiai, nes gali būti viena koja tikrai bus nelygi. Visada prašykit vyro, kad padėtų jums su kiekviena pamoka vis žemiau padėti kojas ir jūs pamatysit, ant kiek jūs pasikeitėt, ant kiek yra gera ir faina jaustis, kad mes padarėm dėl savo sveikatos maksimum per 21 dieną ir padarėm žingsnį į tą judesį, kurio mes norim toliau. Ir tai gali būti tokios mankštos, kurios jums puikiai pradės dieną. Ir pagulėkit kiek įmanoma, o aš turiu atsisveikinti ir filmuoti kitą pamoką. Ačiū Jums labai ir iki kitų kartų. Dalinkitės, aišku, jausmais savo per komentarus, kad mes matytumėm ir kiekviena turi savo tam tikrą patirtį. Iki kitų kartų.